Jaunimo banga. Labas, aš esu Asta iš Mokinių internetinio radijo reporterė. Sutikau katedros aikštėje dvi būsimas septintokės ir su jumis pakalbėsime dabar apie toleranciją, apie patyčias, apie diskriminaciją ir kitas labai aktualias problemas būtent mokiniams ir būtent mokykloje. Tai pirmiausia norėčiau paklausti, ką jūs manote apie patyčias, kaip apie tokį reiškinį? Kiek jūs esate su tuo susidūrę? Praeitoj mokykloj, čia pradėjome mašotą, tai pas mus buvo tokia mergaitė, mes iš jos tyčiamės, bet jinai visada tėvams skambino, bet kai jinai pradėdavo skambinti, skustis tėvams, mes kaip tik dar labiau nenorėjom su ją draugauti, nes jinai buvo labai jau tokia. Kokia? Labai skundinga. Ai, tai būtent jūs turėjote tam tikrą nusistatymą dėl jos tam tikro, kaip sakant, asmenybės bruožo, kas jums nepatiko ir dėl to vyko tokie konfliktai. Ir būtent visa klasė buvo nusistačiusi prieš tą mergaitę? Jo, beveik. Mergaitės labiausiai. Šiaip ir berniukų. Ir berniukų. Nelabai kas su juo daugiau. O tai ko istorija baigėsi? Nieko baigė, tiesiog buvo... Jūs kartu buvote klasiokės? Jo. Ir daug, tėvai ten kviesti ir mokytojai kalbėta, bet tiesiog mūsų tik iki 4 klasių buvo ta mokykla, tai baigėsi ta mokykla ir viskas. Tiesiog įsiskirstėte į kitas mokyklas. Ir čia buvo kurioj klasėje? Čia 1-4. Ai, kai buvo dar pradinukai. Jo. Supratau. O tai dabar, kai jūs esate jau būsimas septintokės, pavyzdžiui, 6 klasėje, yra buvę patyčių problemos jūsų būtent klasėje? Ar neteko su tuo susidurti? Ne. Tavo klasėje neteko? Ne. Ir kodėl neteko? Visi tenais draugiškai elgėsi, tenais pas mus, taip nebūdavo, kad tenais iš ko tyčiotis. Pas mus labai mažai klasėje vaikų, tai 7 vaikai buvo. 7 vaikai tik tai? Taip. Ir kokia mokykla? Šaltinėlio privati mokykla. Privati mokykla. Taip. Tai būtent gal dėl to, kad yra privati mokykla ir... Taip, tenais, labai gerai mokytojas elgėsi, tenais labai geras mokytojas, gražiai elgėsi. Žodžiu, labai malonė atmosfera yra mokykloje. Va, kaip šaunu. O tu kokioj mokykloje dabar mokaisi? Senvagės vidurinė. Senvagės vidurinė. Jo. Ir kaip ten su patyčiomis yra problemų? Pas mus buvo ir ten visokius filmukus rodė ir viską, kaip ten elgtis. Nes pas mus tai klasėje buvo ten. Buvo problemų? Jo. O dabar jos yra dar? Jo. Yra? O tai kas per problemos? Ta prasme, dėl ko yra tyčiojamasi? Nežinau, aš tai, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad iš nieko tiesiog. Iš visokios paimama kokia nors reklama, kas ten pareklamuota ir tiesiog, ką tas žmogus padarė kaip iš tos reklamos, tiesiog iš to juokiamas. Ta prasme, reklama susijęs su tam tikrų žmogumi iš klasės? Jo. Prilygina tam tikrus jo elgesį jo... Jo, ir tada. Bet čia tokie gal nepiktybiniai yra, ar piktybiniai, kaip jūs galvojate? Bet tiesiog, nežinau, buvo ten, pažinau, kad kelnes nusmuko ir maždaug ir pradeda juoktis, tai nežinau, taip visą laiką. Ir niekas nebando to sustabdyti, kaip klasė reaguoja, kaip kitų reakcija yra? Tiesiog pas mus berniukas, pavyzdžiui, yra toks vienas, galima sakyti, kaip pagrindinis, tiesiog visi neturi savo nuomonės, tik jo ir klauso. Lyderis yra klasė. Jo. Ir jisai tas patyčias visas ir pradeda. Jo, ir visi tiesiog sustabdyti, tai jie irgi patenka į tų patyčių srautą ir iš jų irgi pradeda tyčiotis. Žodžiu, jeigu su juo turi konfliktą, tai tu lieki toj prieš šį laiką. Pavyzdžiui, jis pradėjo man aiškinti, kad aš turiu tylėti, jo klausyti. Tiesiog aš nesu toks žmogus, kad man ten galėtų aiškinti. Ir aš sakau, tu, kad mane aiškintum. Ir jis supyko ant manęs dėl to ir visą klasę tada. Jis mažiau pasakė, kad aš bloga ir visą klasę. Ir visą klasę nusistato prieš... O kaip, pavyzdžiui, kaip tu jautiesi tada? Kaip tu turi išgyventi tą nemalonę situaciją? Tiesiog kaip tu iš vidaus, kaip tu jauties? Nežinau, negera, bet tiesiog
turiu kokią vieną draugę, nu mokykloje bent jau. Tai užtenka, šiaip tai man draugų užtenka, nes turiu daug. Tai... Daug draugų turi? Jo, nu, ne iš klasės. Ai, o iš klasės mažai? Nu, aš tik su viena mergaitė bendravus. Ai, supratau. Bet tai tau gerai, kad tu turi draugų iš kitur ir tu nesijauti vieniša, ta prasme, tu gali tiesiog nekreipti dėmesį ir bendrauti su kitais žmonėmis. O kaip, pavyzdžiui, jūs galvojat, jeigu mokykloje būtų toks dalykas kaip žmonės, tie patys mokiniai, gal truputį vyresni, kurie būtų tokie kaip vyresni draugai, kurie padėtų patyčių klausimu, su kuriais galėtum pasikalbėti, jeigu tau kažkas yra negerai, jeigu tave kažkas bando smugdyti, žlugdyti psichologiškai, jeigu su kažkuo galėtum apie tai pakalbėti ne su mokytoju, o su savo bendramžiu. Kaip jums tokia idėja? Žiūrėk, taip ir būna, bet ne su vyresniais, bet su savo amžiaus, tai, pasikalbam, tai. Pasikalbat apie tai? Jo. Ta prasme, yra su kuo apie tai pasikalbėti, kas išklausys ir kas padės. Yra. Tai labai smagu. O tai yra tokių mokinių, kurie neturi su kuo pasikalbėti, kurie yra visiškai atstumti, pavyzdžiui. Ar nėra tokių? Tiesiog gal manau, kad dažniausiai tėvai tai mamoms sako. Mamoms? Jo, tėvams. O tai yra... O mokytojai kažkaip reaguoja? Ką mokytojai dėl to daro? Jo, reaguoja, kalbasi būna su... Visai klasiai sako, kad taip nedaryti. Draugauti reikia. Žodžiu, iš mokytojų yra reakcija. Nesate jūs palikti, kad niekas į tai nekreiptų dėmesio ir tiesiog visi draugiškai bando spręsti tas problemas. Aš taip supratau. Jo. Tai labai šaunu dėl to. Turėjome pokalbį apie patyčias, apie diskriminaciją mokykloje. Aš esu Asta iš Lietuvos mokinių radijo ir kalbėjausi su dviem būsimom septintokėm. Norėčiau, kad jos dar kartą prisistatytų. Karina. Karina, iš kokios mokyklos? Šaltinėlio privačios. Ačiū. Aš Ugnė iš Senvagės mokyklos. Taip, tai va. Tai ačiū už pokalbį.